Radijo spektaklis Prigožino mirtis. Putino spaudos pranešimo motyvais. Visi įvykiai, visi dalyvaujantys asmenys yra išgalvoti, pavardžių ar vardų sutapimai atsitiktiniai. Ankstų rytą smagus lėktuvas iš Afrikos pakilo ir nuskrido su drąsiais Rusijos kovotojais link Maskvos. Vyrai gerai jautėsi, nuotaikos buvo pakilios, tačiau staiga ir netikėtai lėktuvas kirto Rusijos valstybinę sieną. Staiga nuotaikos iš karto labai subjuro. Stojo mirtina tyla, girdėjosi tik tai variklio gausmas bei vieno kario įkyrus kosėjimas. Šitaip paskridus kokį 100 kilometrų, vieno iš karių nervai neatlaikė. Tovariščiau Prigožinai, sako jis. Nebegaliu daugiau, nervai nelaiko. Vat pasakykit, ar numuš mus prieš lėktuvinę gynybą ar ne? Prigožinas atsakė. Neturėtų numušti, taigi gavau Vladimiro Putino leidimą ir garantijas, ir kad manęs nenumuš. Ir dar kaip jį ten, Lukašenkos gavau leidimą, irgi garantijas gavau, ir kad manęs niekas niekur nenumuš. Aš galiu saugiai skristi, galiu Rusijos teritorijoje ir Baltarusijos. Vėl stojo mirtina tyla. Kažkaip neįtikinama, tavaršio Prigožinai, atsakė kitas karys. Gal ką nors padarom tokio? Galim, reiškia, degtinės išgert, kaip tradicinio mūsų nacionalinio gėrimo, patriotinio. Vienas karys nedrąsiai prabilo. Betgi Rusija jau nuo seno kovojo prieš alkoholį, netgi sukilimai buvo. Prigožinas atsakė, tai buvo labai seniai, dabar viskas kitaip. Dabar geriau neprasižiok apie alkoholinę vartojimą, nes jeigu išgirs radarai kokie, kad tu ragini nevartoti alkoholio Rusijos žmonės, tai lėktuvą tikrai numuš. Ką jūs čia ginčytės? Pasakė dar kitas karys. Mūsų alkoholio atsargos jau seniai baigėsi, apie ką čia kalba apskritai? Vėl stojo mirtina tyla. Kitas kovotojas prabilo. Žinot, aš iš Afrikos mūsų šitų miltelių resursų paėmiau keletą paketėlių. Idėja gera. Gal susišniojam? Taip ir padarysim. Susišniojam, nes kitaip čia neatlaikys nervai. Vienu žodžiu, chebrytė susišnioja miltelius ir pasijuto labai linksmai. Linksmi, dainuoja, kaip sakoma, stresas dingo, viskas kaip ir priklauso. Taigi vienas karys sako, žinot, aš Afrikoje išmokau naują žaidimą. Ir kaip tas žaidimas vadinasi? Tai vadinasi afrikietiška ruletė. Oho, taip. Mes žinom rusišką ruletę. O afrikietiška, kažkaip per ruletę tokia negirdėta. Tikiu, kad negirdėta. Šitas žaidimas labai pavojingas. Po šių žodžių pas karius kilo tikrai didelis entuziazmas ir susidomėjimas. Kas čia per toks superinis žaidimas, reiškia, kad pavojingas ir negirdėtas, reiškia, susišniojęs miltelių, tai kaip tik sužadina dar didesnį apetitą, kaip sakoma, dalykam tokiam, žaidimam tokiam. Tai visi pradėjo klausinėti, sako, nagi, išduok, būtinai žaisim, aš jau pasiruošęs. Gerai. Sako, situacija tokia. Aš jums išdalinu žiedus. Išdalinai mums granatų žiedus, kas toliau? Tai žiūrėkit, granata su žiedu. Aš ištraukiu žiedą ir, jūs žinot, reikia suskaičiuoti iki 10, tada meti ir granatas sprogsta. Bet aš
taip nedarysiu. Aš skaičiuosiu iki 3, arba iki 5 ir tada mesiu granatą pirmam pasitaikiusiam. Jisai turės tą granatą pagauti ir užkimšti ją žiedu, tol kol jinai nesprogo. Oho, koks geras žaidimas, kiekio adrenalino, čia klausyk, čia nerealus žaidimas. Kaip tu taip anksčiau nesakei? Taigi aš nebuvau prišniojęs miltelių. Jo. Taip ir žaidžiam, nagi. Reiškia, ištraukė kovotojas granatos šitą žiedą ir švystelė granatą pirmam pasitaikiusiam. Tas pačiupo ir su nepatenkinimu pasakė, klausyk, tu iškart metei neskaičiavai nei iki 3, nei iki 5. Atsiprašau, čia apšilimui nieko nereikia skaičiuoti. Jo, apšilimui taip, kad pasimiklinti. Na gerai, o aš skaičiuosiu iki 3. O tu nepamiršai užkišti žiedo granatos. Juk reikia pirmą užkišti, tada jau. O tu... Toliau juodosios dėžės įrašuose pasigirsta sprogimas, po to dar sprogimai ir juodoji dėžė nutyla amžiams. Štai, va šitaip žuvo garsus rusų kovotojas Prigožinas ir jo bendražygiai. Radio spektaklio pabaiga.